Taigi Pastogės direktorės Didžbalienės pranešimas dėl pagrobtų vaikų. Kaip informavome telefonu, pranešame, kad 23 metų 7.18 apie 10 val. Ryto Inga ir Mindaugas Vilčinskai savavališkai, neturėdami tam teisės prie vaikų gerovės centro Pastogė, toliau centras, vartų, iš tarnybinio centro automobilio pasigrobė Lūną, Beną ir Paulių Vilčinskus, įsisodino į baltos spalvos Fiat Scar automobilį vokiškais numeriais, tikėtina CEVV 765 ir išvyko. Įvykio metu buvo apstumdyta centro darbuotoja. Nedelsiant buvo kreiptasi bendruoju pagalbos telefonu, pavojaus mygtuko pagalba atvyko ir centro samdoma fizinė apsauga. Kol buvo laukiama tarnybų, vaikų tėvai kartu su mažamečiais pasišalino. Centras savo iniciatyvą kreipėsi į valstybės sienos apsaugos tarnybą, pateikė aktualią informaciją dėl vaikų pagrobimo, prašė atkreipti dėmesį į LR sieną kertančius asmenis su mažamečiais. Taip pat centras kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LRBK 156 straipsnį antrą dalį, taikyti kardomąsias priemonės ir uždrausti Mindaugui Vilčinskui ir Ingai Vilčinskienei artintis prie vaikų gerovės centro Pastogė pastato ir teritorijos. Vertinti Mindaugo Vilčinsko ir Ingos Vilčinskienės elgesį kaip veiksmus, galima vaiko valdžios naudojimą priešingai savo vaikų interesams, jų galimybę suvokti savo veiksmus, svarstyti kreipimosi į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo ar atskirimo klausimą, bei imtis priemonių teisės aktų numatyta tvarka. Pakartotinai vertinti pateiktą medžiagą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, psichologinio centro darbuotojų terorizavimo. Šiam momentui centras neturi jokios informacijos, ar dėl vaikų pagrobimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kokių veiksmų ėmėsi valstybės sienos apsaugos tarnyba, atsižvelgiant į aplinkybės, jog Ingos ir Mindaugo Vilčinskų šeima ilgą laiką yra gyvenusi Vokietijoje, Benas Lūna yra gimę Vokietijoje. Celė mieste manome, jog yra tikslingai informuoti Vokietijos ir kitų valstybių tarnybas apie minėtų nepilnamečių pagrobimą. Taip pranešė direktorė Gražina Didžbalienė. Tai vat, jinai nustatė, kad paimdami mes savo vaikus iš jos tos įstaigos, kur ten iš vis paėmė vaikus sveikus, o dabar jau jie čiut nesulošinti ir operuoti ir visokie smurtai ir injekcijos ir visokie kitokie dalykai, tai vat jie dar dabar taip va sugalvojo savo inscenizuotą tokį pranešimą ir veiksmus. Nu, o dabar grįžkime prie vaizdo medžiagos, kurią dabar pradėsime aptarinėti, ne? Štai, kaip matot, atvažiuoja automobilis. Tame automobilyje yra Mindaugas ir Inga. Jie kaip ir kasdien atvažiuoja į pasimatymą, tiksliau atveža žmoną, nes Mindaugas negali eiti į pasimatymus, jam yra uždrausta, nes jisai terorizuoja savo vaikus ir buvo ant jo parašytas pareiškimas, kad iškeltų bylą už tai, kad jisai terorizuoja savo vaikus atėjęs į Pastogę. Tai va dabar, kaip matom, išlipa Inga, ateina prie vartelių, o aš tokiu metu visada jau kaip ir ją paleidžiu ir važiuoju namo vėl, už 2 valandų vėl atvažiuoju. Bet atsitiko toks dalykas, staiga atvažiavo vaikai su autobusiuku iš gydytojo, nes prieš tai jie buvo išberti, tai mes ten norėjom kažką sužinoti, bet mums nieks nieko nesako, su mumis nekalba telefonu, paštu neatsakinėja, nieko nesako, žodžiu, terorizuoja ir va dabar atvažiuoja, atsidaro duris. Kaip teigia, mes turėjome pagal tą pranešimą, tai mes turėjom bėgti į tą autobusiuką ir pagrobti vaikus, bet vaikai iš to autobusiuko bėga pas mus su prašymu: tėti, gelbėk, noriu namo. Nu ir va, ir žodžiu, ten vyksta tas pasimatymas, nes ilgą laiką Mindaugas nematė savo palikuonių, va čia išbėga dar toksai darbuotojas keistas ir jisai išbėga ir pabėga, tiesiog pabėga, va aš bėgu, sako, va, nubėgo
autobusiukas kažkur tai pradeda nuvažinėt, jam čia nieko įtartino nebuvo, nors ten pastogiai man įeit negalima nieko, bet vat, kad išlipęs su vaikais kalbu, jam čia nieko pikto nepasirodė, jis tiesiog nuvažiavo, visi įsilakstė, nieks nieko negali padaryti. Ir galiausiai ta tokia Vaida, va ten tokia su juoda bliuska, jinai viską va mato, stovi, bet policijai neskambina nieko. Nieks, viskas vyksta gerai, ten mums siūlo užeiti į vidų ir ten pasikalbėti, nors žinom, kad manęs ten nieks neįleisti, mes sakom pasikalbėsim mašinai, nes lyja, čia sušals vaikai ir panašiai. Ir galiausiai širdies jausmo vesdamas galvoju, gal reikia kažkaip pabandyti paimti ir išvažiuoti, nes realiai tai mano supratimu jie tikrai yra paimti ten neteisėtai pagal nusikalstamą veiklą ir toliau. Tai va jinai vietoj to, kad skambintų, jinai kažkur bėga, imituoja, kad tenai kažkas skuba. Nors telefoną turi ir jeigu jinai nubėgs, tai ką jinai darys, ta prasme. Skambys telefonu iš mobiliako nubėgus į vidų, kad nesušlaptų, tegu ne taip. Tai žodžiu, va, čia mes dabar neužilgo pradėsim nuvažinėti ir paskui skaičiuojam laiką, va, nuo dabar, kaip mes nuvažiuosim, po kiek laiko grįžtas pats autobusiukas, kuris stovėjo čiut ne šone ir jaučiu gal net ir visai viską matė. Va, aš su Benu einu į kitą pusę, atsisėsiu prie vairo, ta Virginija, va ta, kur vaikai sako, nekenčiam jos, jinai ten sakė, kad nori, kad mes neitume pas tėvus ir draudė sakyti, kad myli tėtis jos, kad jie myli tėtį, jinai va šita va, gyvatė, va tokia va yra, jinai va eina tenai ir va taip padaro. Ir jinai va galvoja, dabar jaučiu taip mintyse, va planą įvykdėm, dabar va atimsim vaikų teisės, tas tėvų valdžią ir iš vis galėsim va įvaikinti vaikus kažkur. Nes mano galva tai taip ir yra, kad jau jie ten kažkur tiek prisidarė, ten turbūt avansų prisėmė, nes mano galva tai ten ta priekyba vyksta gana stipriai. Ir va, po kiek laiko atsidaro varteliai, visiškai akimirka, ne? Tai kodėlgi jisai negalėjo iškart su tais vaikais čia įvažiuoti į vidų, kaip priklauso jam, kadangi žino, kad aš ten nesu tipo agresyvus ir galiu ten kažką padaryti. Tai va jis negalėjo prieš tai važiuoti, nes turbūt reikėjo taip, kad va taip kaip buvo, kad būtų. Greičiausiai čia yra koksai toks didelis organizatorius tokių dalykų, labai pasikaustęs, gal koks aidukas Deividas konsultuoja tą pastogę, o gal čia, man dar gal atrodo, kad čia gali būti pastogės direktoriaus pavaduotoja, nes jinai tokia, jinai specialiai ten tokias provokacijas daro, bet čia tik mano nuomonė, manau, kad tyrimo metu viskas bus išsiaiškinta ir viskas bus nustatyta, kas čia kaip ką darė ir kokiais pagrindais čia darė. Ir va. Tai pastogiai mūsų vaikai buvo nuvežti iš mūsų paimti sveiki, dabar jau vienas po operacijos, kitiem jau ten psichologiškai tikrai pasikeitė. Jau ir kiekvieną dieną stresas mus pamačius įsiskiriant, kai reikia, nes nori jau jie namo, jau jie kada namo. Ir va tokie dalykai dabar papasakosiu apie Jorūnę, kaip buvo. Prisikabino prie dukros piešinio, tas piešinys, va toksai va. Tik tai ten akių ir burnos nebuvo. Nebuvo, nesvarbu, bet esmė nupiešė tokį piešinį ir dėl to kreipėsi į vaikų teisės ir ką jos sakė, dėl šito piešinio skundą gavo. Taip. Mokyta pasiskundė, kad... Dar yra kažkas prirašyta, bet kadangi aš nepasirašinėjau, man nedavė susipažinti, bet atsiųs elektroniniu paštu. Tai čia vakar buvo vaikų teisės? Vakar. 2 kartus? Taip, 1 valandą buvo, man skambino manęs. O štai pastogės darbuotojai duoda mergaitėm ir berniukam žaisti su tokiais žaisliukais. Tai tiesiog patys pagalvokit, pažiūrėkit, kokie žaisliukai yra ir ką ten dalina ir kaip ten kas vyksta. Aš tik tai žinau, kad vaikai mano bijo kalbėti, nes yra prigąsdinti.
yra prigazdinti ir sako, tėti, tik tu niekam nesakyk, aš tau jausi pasakysiu. Nu, va tokie va dalykai, tai vat darykit patys išvadas, aš jau čia nieko nebepridursiu ir nieko nesakysiu. Tai vat rytoj bus posėdis su vaikų teisėm. Tai aš kaip tik paminėsiu šitą dar prie viso to pačio dalyką ir kokie to motyvai ir kieno tai iniciatyva, ar čia iš vis, nežinau. Ta prasme, jie mums neduoda žinių apie medicinos įrašus, kokie buvo padaryti, kas buvo padaryti iš visų mūsų vaikais. Negalim žinoti, nes jie mums nesuteikė galimybę sužinoti. Ir dabar va, viskas vyks toliau teisminiais procesais visais, nes mes prieš tai nedalyvavom, jie tik tai viską nupiešė iš vienos pusės ir to užteko teismui, kad atimt vaikus, kuo pažeidė viską, ką įmanoma pažeisti ir taip va, nieks nieko nenorėjo, kad čia taip išeitų garsiai, bet gavosi turbūt taip, kaip reikia, nes tokie dalykai negali tęstis, tai yra stiprus nusikaltimai. Tai tiek šiandien iš mūsų žinių. Papildysim labai didelę 5 tomai tos baudžiamosios bylos, vien tik tai 5 tomai yra. Pridėsiu, paskui reikės dar susipažinti su jie, dar tikrai yra apie ką skaityti. Prašau visų, kas galit, paremkit, nes be jūsų paramos mes negalime tiek daug laiko skirti savo gynybai, nes reikia užsiimti kitais reikalais tada. Tiesa, dar žmonai panaikintas, ta prasme, nurašytinos sąskaitais antstolės visi pinigai, kuriuos uždirbo ir gavo atlyginimą. Tai jai nuskaičiavo antstolė, kuri pateikus ieškinį vykdymui dėl PSD mokesčio, kuris panaikintas, ta bauda panaikinta prieš metus. Antstolė informuota apie tai, kad gauna minimumą darbą, minimalų atlyginimą, gauna nurodytą sąskaitą, bet antstolė vis tiek atskaičiavo pinigus ir sako, man rodo, kad yra ir man nieks neįdomu. Tu turi nueiti, sako, į tą sodrą, paimti, atnešti man pažymą. Mes sakėm, kad jeigu tau reikia, tai tavo čia darbas yra, tu ir turi užsiklausti, jeigu mes pateikėm tau informaciją. Tai sakė, grąžins tos pinigus, bet kada grąžins nesakė, nes turbūt tą pažymą užklaus, per 20 dienų atsakys. Nu tai vad, žodžiu, vyksta toliau tas toksai primityvus buksavimas ir nu nieko, mes jau, kaip sakyti, tiek pakentėję, dar pakentėsim, bet su tautos ir liaudės pagalba mes išgyvensim tikrai bet kokius sunkumus. Ir nieko jūs čia mums neprisuksit jokių kranelių. Jeigu jūs tikitės, kad mus kažkaip kitaip galit palaužti, tai nieko jums nepavyks, viskas jau baigėsi jūsų šitie bairiai. Ir laikas eiti dėrybų ir grąžinti mums vaikus į šeimą. Tai ačiū dar visiems, kas mus parėmėt ir kas galite, tai būtinai paremkite, nes mums reikalinga jūsų parama šiuo metu. Tai tiek, ačiū dar kartą visiems ir viso.